kadangi laikas mūsų yra ribotas, sakė, iki ryto būti negalim, tai man tai norėtųsi, tai geriau pradėkime, o kas ateis prisijungs. Ir aš gal trumpai prisistatysiu, kas aš esu ir ką aš veikiu ir apie ką pabandysiu su jumis pasikalbėti šiandien. Iš tikrųjų maloniai nustebino, kai pasižiūrėjau Facebook'e, kiek planuojančių dalyvauti. Oho, niekas savo, kiek žmonių domisi šitais dalykais. Tai, kai pasirodo, Facebookas ne visada atspindi realų gyvenimą, kad to matyti stebėtis nereiktų. Tai aš esu Aurelijus Veryga, esu gydytojas psichiatras. Tai yra pagrindinė mano profesija. Dabar esu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto dėstytojas. Prašom. Dėstau sveikatos psichologijos katedroje dalykus, kurie yra susiję su tabako, alkoholio, narkotikų kontrolė, prevencija. Tai panašius dalykus jūs turite ir čia, ir šitam universitete. Kas nesat universiteto, gal žmonės esate atėję iš kitur, tai gal jums bus kažkas tai naujo. Aišku, labai stengsiuosi jūs paerzinti, kad jūs su manim pasiginčytumėt, kad jūs su manim nesutiktumėt. Tai priimkit mano paprovokavimą, kaip pasakyti, nepiktai, nes aš tą nedarau norėdamas su kuo nors susipykti, bet tiesiog, kad nebūtų vieno kanalo transliacija, kad aš tik tai šneku, jūs klausot ir su viskuo sutinkat arba su viskuo nesutinkat. Kuo daugiau ginčysimės, to bus įdomiau. Šitai temai abejingų būna labai retai. Ne? Jūs kiekvienas arba asmeniškai, arba artimųjų rate su šituo reiškiniu esat tikrai susidūrę. Nebent gyvenot kur nors stebuklingoje aplinkoje, kur kažkokiu stebuklingu būdu jūs artimieji sugebėjo izoliuoti ir apsaugot visiškai. Jūs likot nepaliesti nei ragavę, nei susidūrę su alkoholikais, nei patyrę kažkokį diskomfortą, bet greičiausiai taip nėra. Ne? Tai reiškia, turit savo nuomonę šito klausimu. Taip, tai yra gerai, nes to yra tik įdomiau. Aš kaip visada prisiruošiu labai daug visko, prisidedu labai daug medžiagos, bet neišsigąskit iš to mano turinio. Tai nereiškia, kad mes jį būtinai šiandien turim visą ir aptarti ir pasišnekėti, nes kiekviena iš tų temų galima šnekėti atskirai ne po 1 valandą. Aš pabandysiu truputį prabėgom kiekvieną iš jų paliesti, kad jūs įsivaizduotumėt kontekstą ne tik lietuvišką, kad jūs įsivaizduotumėt, ką užkabina alkoholis be sveikatos, be socialinės srities, kad šiek tiek gautumėt platesnį įsivaizdavimą. Ir pradėti norėčiau nuo to, kad apie pasaulį, apie alkoholį kalba ne tik Lietuvoje. Ir tie, kas esat keliavę arba esat turėję nors menkiausią kontaktą su tais, kurie dirba toj srity kitose šalyse, tą, ką rašo mūsų laikraščiai, tą, ką kalba mūsų politikai, nuvažiavę į bet kurią šalį, jūs galite išgirsti absoliučiai tą patį. Visiškai jokio skirtumo. Kai kurios netgi, sakykime, citatos pastraipom sutampa. Ne tai, kad žodžiai ar frazės, bet sutampa tiesiog tekstai, gabalais galit sudėti ir galit skaityti absoliučiai tą patį. Nuvažiuokit į Norvegiją ir jūs išgirsit politikus ir gamintojus sakant, kad Norvegija yra pati kvailiausia šalis pasaulyje, kad niekur kitur alkoholio taip neriboja kaip Norvegijoje, kad vis tiek tai jokių problemų neišsprendžia, kad vis tiek ten jos yra ir taip toliau ir panašiai. Nuvažiuokit į liberalesnę Daniją, išgirsit tą patį. Kad Danijoje politikai šalis yra pati kvailiausia, nes kažkodėl susigalvoja krūvą visokio apribojimų. Pargrįžtam čia į Lietuvą, girdim viską absoliučiai tą patį. Lietuviai yra patys kvailiausi, politikai yra patys kvailiausi, nes nieko daugiau ir nežino, tik drausti ir riboti ir taip toliau ir panašiai. Dabar, kaip alkoholis atsispindi bendram problemų kontekste, kadangi aš vis dėlto esu sveikatos specialistas, esu gydytojas, ne ekonomistas, nors aš ekonomiką paminėsiu,
tai man pirmiausiai yra įdomu, kiek tai paliečia žmonių sveikatą. Čia yra Pasaulio sveikatos organizacijos 2009 metų, tai reiškia gana nauja skaidrė ir šalių sugrupavimas ir pagrindinių rizikos veiksnių sugrupavimas pagal tai, kurie rizikos veiksniai sukelia didžiausią ligų naštą, ne mirčių skaičių, bet ligų naštą. Nes kai kalbam apie rizikos veiksnius, žmonės su ironija sako, tai ką jūs norit pasakyti, kad jeigu žmonės nerūkys ir negers, tai amžinai gyvens, taip? Nenoriu aš to pasakyti. Ir iš tikrųjų žmonės amžinai negyventų, jeigu jie nerūkytų ir negertų, bet yra esminis klausimas, kaip jie gyvens ir žinoma tada jau kiek gyvens, ar ne? Nes turbūt iš jūsų didelė dalis dabar, kurie esat sveiki, apie šitos dalykus negalvojat. Bet jeigu atsitiktų taip, kad jums tektų gyventi ilgai, bet visą gyvenimą kęsti nežmonišką skausmą, ilgainiui ateitų laikas, kada jūs nebenorėtumėt gyventi. Ir norėtumėt nuo skausmo išsivaduoti. Ne? Tai gyvenimo trukmė nėra pagrindinis rodiklis. Svarbiausias dalykas, kaip žmonės nugyvena tą gyvenimą, ar jie yra sveiki, ar jie kenčia, ar jie nekenčia, ar jie gali gyventi kaip žmonės. Dabar žiūrėkit, pirmas stulpelis tai yra raudonai pažymėtos didelio mirtingumo besivystančios šalis. Tai yra šalis, kurių jūs daug galite rasti Afrikos žemyne, kai kurios iš tų šalių yra Azijos žemyne, dalis Rusijoje teritorijoje yra va, tokių dar vis nepaliestų. Tai žiūrėkit, ten žmonės miršta tikrai ne nuo gėrimo ir ne nuo rūkymo. Todėl, kad neturi iš kur gauti šitų medžiagų, ten žmonės vis dar badauja, miršta nuo bado, nuo mikroelementų stygiaus, miršta nuo užteršto vandens, ką mes senai užmiršom visi, nes galim iš bet kurio čiaupo vandenį drąsiai gerti. Gal mums skonis ir nelabai patiks, bet nuo jo tikrai nenumirsim. Tai yra saugu. Ten žmonės vis dar kenčia ir miršta nuo šitų lygų. Vis dar miršta nuo infekcinių lygų. Ir Lietuvoje, jeigu vaikas numirtų nuo plaučių uždegimo, tai būtų baisus skandalas. Tose šalyse, kurios iki šiol neturi nei medikamentų, nei pagalbos, vaikai nuo to ir miršta. Tai yra infekcinės lygos, ypatingai lytiniu keliu plintančios lygos živ, AIDS yra Afrikos šalių, kur pusė gyventojų yra infekuota živ. Ir dabar žiūrėkit, atsitinka įdomus dalykas. Mes patampam civilizuotais kraštais, tai vat patenkam į tą geltonų šalių grupę, patampam žemo mirtingumo šalim, ir pas mus žmonės, sutikit, gyvenimo vidurkis, vis tiek jau ne 30, ne 40 metų, ar ne? 60, 70, tai yra daug. Nes jeigu jūs pragrįžtumėt kelius šimtus metų atgal, tai žmonių vidutinė gyvenimo trukmė ir buvo apie 40 metų. Ne? Buvo toks laikas. Dabar kas atsitiko su mumis? Mes patapom labai civilizuotais, tai reiškia, kad mums yra prieinamas mokslas, absoliučiai prieinamas. Ką aš to noriu pasakyti? Ar yra šansų, kad aš norėdamas galėčiau nebaigti vidurinės mokyklos? Norėdamas baigti ją nebaigčiau. Yra tokia galimybė? Vargiai. Net jeigu aš nenoriu jos baigti ir tai mane vaikosi socialiniai darbuotojai, gaudo ten tempia, aiškinasi, kodėl aš ten nelankau, kas čia su manim darosi, žodžiu, kur mano tėvai, kodėl manęs neprižiūri ir taip toliau. Žodžiu, aš net ir verčiamas esu. Tos dalykus išmokti, studijuoti, ar ne? Toliau kitas klausimas, kiek iš mūsų badaujam? Lietuvoje kada paskutinis badas buvo? Istorijoje. Kaip? Prie Seimo nėra. Prie Seimo nėra. Tai čia specialiai žmonės nusprendė pavadavo. Bet šiaip kada paskutinis badmetis buvo? 17 amžiaus. Gal ir tai labai abejočiau. Nu, nebent ten buvo koks, nežinau, ypatingas sausra, arba kažkas turėjo atsitikti, kad jau išdegtų viskas. Šiaip mūsų platumose badauti yra labai sudėtinga. Nu, nebent labai užsimanytume. Iš tikrųjų, ir patys pradėtume tą daryti. Bet mes esam labai neblogai aprūpinti maisto. Ne? Tikrai nebadaujam. Aišku, skonio reikalas, ne visiems kropas patinka, bet jų pavalgęs tikrai numirti negali, ne? Nu ir aišku, mes turim pajamų. Tai dabar žiūrėkit, mes civilizuotais, besivadinantys žmonės, ką padarom? Šiaip visa logika vadovaujantis, turėdami informaciją, turėdami pinigus, nebebadaudami, mes turėtumėm kaip stengtis gyventi ilgiau ir sveikiau, ar stengtis padaryti viską, kad kuo anksčiau užsilenkti.
Nu buvo toks hipių šūkis, ir ne, gyvenk kietai, mirk jaunas ir tarp gražių lavonų. Buvo toks reikalas. Bet čia buvo savotiška tokia kultūra, galima sakyti. Bet šiaip žmonės išsilavinę turėtų stengtis gyventi sveikiau ir ilgiau. Ir dabar žiūrėkit, į pirmas 3 vietas išlipa rizikos veiksniai, 2 iš kurių yra visiškai išvengiami. Tai yra rūkymas ir alkoholis. Įdomus dalykai. Žodžiu, mes turim viską. Turim informaciją, turim mokslą, turim pinigus, turim išsilavinimą. Elgiamės keistai. Išsivysčiusios šalis, į kurias mes labai norim lygiuotis, nu sakykim, kas čia mūsų svajonių šalis galėtų būti, kas Šveicarija kokia, taip? Norėtumėm kaip šveicarai gyventi. Nu, paradoksalu, bet ten ta situacija mažai pasikeičia, tik tiek, kad alkoholis kristeli žemiau, nes rūkimą, arba tiksliau rūkantį žmogų gatvėje, mes sunkiai įsivaizduojam, kad kaip potencialios rizikos objektą, ne? Nes žmogus, kuris eina dabar gatvėje rūko, nu kokiais man pavojų gali sukelti asmeniškai. Sunku įsivaizduoti gal kokį, ar ne, nelabai. Bet žmogus, kuris girtas už vairo yra gatvėje, tai užtenka išeiti pro fakulteto vartus, ar ne, ir jeigu jis yra neblaivus už vairą, jūs galit būti kaip norit gerai besielgiantis, jūs galit kaip norit gerai laikytis eismo taisyklių, jūs gali užšokti ant šaligatvio, kaip neretai ir atsitinka, ir žūsit. Tai reiškia, visuomenė pradeda alkoholį suvokti kaip potencialų pavojų ir truputį su juo apsitvarko. Bet tik truputį. Stiekis išlieka pirmam trejetuke. Tai yra pasaulinis kontekstas. Yra kiek daug problemų, vaikai ten žolę rūko, paskutinį kartą man tą repliką Daukšys metė, žino tokį Seimo narį. Žinai, sako, aš tau nuoširdžiai pasakysiu. Žinok, vaikai mokykloje dabar žolę rūko, ten vitaminus vartoja, nebegeria. Nu, jis matyt geriau žino, ką ten tie vaikai rūko ir ką ten geria, ir kiek jie to alkoholio ten geria ar negeria. Nesiginčius iš tikrųjų yra ten ir šitų problemų. Bet čia buvo įdomus tyrimas, kuriuo buvo bandyta įvertinti žalą keliamą narkotinių medžiagų, alkoholinių gėrimų. Žiūrėkit, tyrėjai priėjo labai įdomios išvados, kad vertinant individualią riziką, tai yra žmogui kažkokiam konkrečiam asmeniu, tai pirmą vietą iš tikrųjų išlipo tie mūsų baubai, tai yra heroinas, metamfetaminas, ar ne? Ir kitos medžiagos, kuriais mes čia vaikus gazdinam, anksčiau raganom gazdinam, dabar heroinų gazdinam, ar ne? Žodžiu, šitos išlipo į pirmas vietas, jeigu imam asmenį. Bet žiūrėkit, labai įdomu, ką rado jie, kad visuomeniai arba bendruomeniai didžiausią žalą kėlė vis dėlto ne šitos medžiagos, nes jų vartotojų yra tikrai labai nedaug, santykinai nedaug. O vis dėlto alkoholis. Ir kai sudėjo bendrus taškus, žiūrėkit, kokią išvadą jie padarė. Kad iš tikrųjų alkoholis yra viena didžiausių žalų sukeliančių medžiagų. Nes jinai yra plačiausiai naudojama. Sutikit, rūkančių žmonių tiek daug nėra, kiek išgėrinėjančių, ar ne? Ir kuo toliau, to labiau mažėja. Tai yra mažesnė dalis visuomenės rūko, negu nerūko. O su alkoholiu yra atvirkščiai. Kalbant apie alkoholį kaip apie psichoaktyvią medžiagą, nežinau, turbūt aš vargiai jums čia pasakysiu kokią nors naujieną, ne? Kad tai yra vis dėlto psichoaktyvi medžiaga. Ir kaip ir bet kuri psichoaktyvi medžiaga, jinai sukelia priklausomybę. Žinoma, galima lyginti pagal išsivystymo greitį tas medžiagas įvairias. Ir alkoholis tikrai nebus pirmoje vietoje. Žiūrėkit, čia yra priklausomybės vystymasis, pavartojus tą patį skaičių kartų skirtingas medžiagas. Čia yra procentai žmonių, kuriem yra nustatomi pirmieji priklausomybės simptomai. Žiūrėkit, pirmoje vietoje yra tabakas, toliau kokainas, heroinas, alkoholis būtų tik tai 4 vietoje. Nu, tik tai, kaip čia pasakius, ar ne? Žiūrėkit, čia yra 6 ar daugiau kartų pavartojus, 54% yra fiksuojami pirmieji priklausomybės simptomai. Tai nereiškia lonkės, tai nereiškia, kad nutraukus vystosi baltoji karštligė, nes priklausomybė, jūs visi puikiai suprantat, yra ne tik fizinė, bet yra ir psichologinė. Taip? Žiūrėkit, kaip įdomu, iš tikrųjų žmonės paragavę, išgėrę, labai greitai pasijungia į gynybos poziciją
ir stoja mūrų ginti bet kokią psichoaktyvią medžiagą, kokią jie pabando. Ir nelabai skirtumas, kokią pabando. Kiekvienas, kuris išbando vienokį ar kitokį, jis stoja į šitą barikadų pusę. Nu, žolės vartotojai piketavo prie Seimo, alkoholio gamintojai nepiketuoja, kitais būdais ten dirba, ar ne? Galų gale žiūrėkit, kaip yra įdomu. Jeigu kas nors sugalvoja pabranginti cigaretes, kas pirmasis stoja ginti žemesnę kainą, gamintojai ar vartotojai? Vartotojai. Tai vat paradoksalu, bet ne gamintojai, o tas, kuris yra priklausomas ir tas, kuriam yra žala, jisai pats pirmasis stoja ginti šitos medžiagos. Ne? Tai dabar, kad jūs įsivaizduotumėt, kiek sudėtinga yra pasakyti ir nusakyti tą ribą, kada žmogaus psichika ar kūnas pasikeičia ir peržengia ribą, kada mes nebegalim nustoti vartoti, nes tikrai nenoriu pasakyti, kad nuo vienkartinių pavartojimų kas nors tampa priklausomu. Tikrai čia yra netiesa. Net ir nuo heroino vienkartinių pavartojimų yra iš tikrųjų kazuistika, kad žmogus taptų priklausomu. Nes medicinoje morfinas yra pakankamai plačiai naudojamas, tai jūs įsivaizduojate tada kiekvienas žmogus, kuris gauna ligoninėje morfino, išvažiuoja iš jos narkomanas, ar taip? Nu, bet čia nesąmoningai yra, iš tikrųjų tai taip nebūna, ne? Dabar žiūrėkit, kaip viskas vyksta. Jeigu mes braukiam brūkšnį ir tą brūkšnį pavadinam savo normalia psichinė fizinė būsena. O šiandien jūs esat visi šiek tiek skirtingi, vieni labiau liūdni, kiti labiau linksmi, vieniem daugiau problemų, kitiem mažiau, bet bendrai jūs esat normalų žmonės. Ne? Jūs normaliai jaučiatės. Nėra kažkokia labai bloga ta savijauta, ar ne? Jeigu jūs tikrai labai blogai būtumėt jautėsi, jūs čia būtumėt neatėję. Savijauta yra normali. Dabar kokiu tikslu yra vartojama psichoaktyvi medžiaga? Alkoholis, kaip minėjau, taip pat yra psichoaktyvus. Galėtumėt pasakyti, kam yra geriama? Kad vidurius paleistų, kad apsiventumėt, taip? Ne? Taip. Žodžiu, siekiama malonaus jausmo kažkokio, ar ne? Nu, juk kažko malonaus norisi, taip iš jo. Yra vaikų, kurie geria iki komos, nes tai jiem yra atrakcija. Žinot tokį variantą, kaip daro dabar? Žino maždaug, kokį kiekį reikia išgerti, kad kristi komą. Ir prieš išgerdami tą kiekį skambina į greitąją. Nu, toks atrakcija. Maždaug pyliau ir jau kai atvažiuoja, aš jau esu koma. Tai yra ir tokių variantų, ar ne? Nu, yra vaikų, kurie labai džiaugiasi ir didžiuojasi. Aš pats prisimenu, kai studentas buvau, girdėjau gyvai tuos pasakojimus, kaip vakar vėmė, kaip vakar ten privėmė ir tam draugui ten kambarį, kaip tėvai ten siautėjo paskui ir taip toliau. Nu, čia buvo toks malonus, atraktyvus dalykas. Bet iš esmės, jo, draivas. Bet iš esmės, didžioji dalis žmonių, kurie negirtokliauja, tą medžiagą vartoja dėl malonių būsenų. Tai žiūrėkit, apačioj tom strėlytėm yra pavaizduota dozė. Tai iš pradžių, pradėjus gerti, arba rūkyti, arba dar kažkokią medžiagą vartoti, dozė reikalinga minimali. Sutinkat? Taip, nu, praktiškai visi nuo bokalo alaus pirmą kartą būna girti. Taip? Nepriklausomai nuo jūsų rasės, masės, akių spalvos, ūgio, kadangi kepenų fermentai yra nepasiruošę skaidyti, aktyvavimas yra sudėtingas, jūs visi būsit girti nuo tos dozės. Toliau kas vyksta? Žiūrėkit, išgėrėt nedaug, pasiekėte euforinę būseną, jeigu nepersigerėt, tai reiškia per trumpą laiką suskaldėte alkoholį, grįžote į tą pačią, taip? Toliau jūs po truputį išgėrinėjat, kadangi čia buvo smagu, jūs po truputį tęsiat, kartojat tą veiksmą, ne? Ir visai nejučiom gaunasi taip, kad nuo vieno bokalo, nu čia yra vyrukų, studentam, nu aš klausiu dažniausiai medikų, kurie yra šeštakursiai, sakau, nu kiek normaliai per vakarą. Įsivaizduokit, grupė švenčia kažką, tai ten ir pavalgot, ir išgeriat, ir pašokat, 6-7 valandas, nu sako kaip, 5-6 bokalai alaus. Vidutiniškai. Tai nebūna girti labai.
Apie 3 litrai. Ne? Jeigu jūs būtumėte tą kiekį išgėrę pirmą kartą, aš garantuoju, būtumėte iki pusės nedagėrę ir jau būtų blogai pasibaigę. O dabar po trupučiuką ta dozė užlipo. Ne? Dabar jūs galėtumėt man pasakyti, nuo 6 bokalų euforija būna didesnė negu nuo pirmo vieno, ar ne? Nu, malonumas nuo 6 dabar didesnis negu nuo pirmo to vieno, kur buvo, ar kaip? Pirmą kartą tikriausiai. Pirmą kartą vis tiek buvo geriausia. Ne? Ko gero, jeigu neperdozavot, atskira šneka yra, bet jeigu neperdozavot, dabar žiūrėkit, kas gaunasi nuo 6. Nuo 6 jūs gaunat jau nepageidaujamus dalykus, kadangi ten atsiranda ir koordinacijos, judesių sutrikimai, kuo daugiau išgeria, tuo daugiau skilimo toksinių produktų, tuo greičiau pykint pradeda ir panašiai. Ne? Tai reiškia, kad pasibaigus alkoholio veikimui, jūs jaučiatės jau blogiau, negu jautėtės iki išgerdami. Taip? Toks įdomus dalykas vyksta, jūs esate čia. Dabar, ką jūs darot ryte? Variantas Vytautas, ne? Nu, visi daro visai. Kas gero kopūstų, kas agurkų rasalą, kas mineralinį, kas po šaltų dušų lenda, kas kavas geria, nu žodžiu, kas, ai, čia atskira šneka, stop. Dabar žiūrėkit, yra dalis žmonių, kurie iš karto gauna paaiškinimą. Kuom susirgai, tom ir gydykis, taip? Yra toks liaudės išmintis, taip? Yra. Tai dabar žiūrėkit, aš jums pabandysiu tą išmintį pakomentuoti. Dabar tarkim. Ką tai reiškia vėmimas apskritai? Kieno čia yra simptomas mediciniškai? Sinodimo. Taip sutinka. Čia nelinksmybės, čia reiškia, kad organizmas yra pilnas kažkokių toksinių medžiagų, jas reikia išvengti, nes jeigu neišvengsit, yra tikimybė, kad mirsit. Taip? Organizmas taip ginasi. Tai dabar įsivaizduokim, jūs vakare privalgėt labai skanios silkės, pasirodo, kad jinai buvo švelniai tariant pagedusi. Ne? Visą naktį vėmėt ir trėdėt. Visą, iki ryto. Jau kojas nelaiko, iš ryto būna labai didelė euforinė būsena ypatingai. Kas esat rotavirusą išgyvenę, žinot, koks tai jausmas yra, tikrai patiria euforiją ir pakilėjimą. Ne? Lengvas pasidarai, taip? Tai dabar kiek iš jūsų čiumpat silkės likučius ir jos pabaigia? Kiek iš jūsų tą daro? Nedarot, bet žmonės sako, kad reikia taip daryti. Kodėl jūs taip nedarot? Čia giliaudės išmintis, negalite su ją ginčyti. Jums atrodo kažkokia kvailystė, ne? Nu, žodžiu, apsinuodėjot silkę ir dabar iš ryto ją pabaigėt. Bet su alkoholiu kažkodėl visiems viskas atrodo tvarkoj. Jūs vakarė jau apsinuodėjot, persistengėt, ne švelniai tariant. O iš ryto jums aiškina, kad jūs turite išgert, kad geriau pasijaustumėt. Keistas toks dalykas, ar ne? Nu ir iš pradžių visiems keistas būna, ir iš pradžių ten tikrai negerai būna, bet ateina momentas, kada jūs atsidurėt va čia ir tada alkoholis, tiksliau nedidelės jo dozės, nedidelės, ne vėl prigėrėt 6 bokalus alaus, bet išgėrėt vieną ir jisai palengvina jūsų būklę. Nu jūs pradedat jaustis geriau, atsigaunate, ne? Ir grįžtat į tą savo normalią psichinę fizinę būseną. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad alkoholis pilnai įsijungia jūsų organizme į metabolizmo procesus, juose jau dalyvauja ir kai jūs jo įpilat, tie procesai visi atsigaivina, pradeda funkcionuoti geriau. Jeigu kam nors yra jau taip buvę, tai aš jums labai nepavydžiu. Nes jūs esat jau toli. Ir šitoj vietoj stot reikėtų jau kiekvienam. Iš tikrųjų, čia jau reikėtų sustot nebediskutuojant. Bet žmonės, kadangi yra žmonės, jau važiuoja žinoma toliau, nes čia viskas kaip ir susitvarko, viskas tvarkoja, ir galų gale privažiuoja tokią būseną, kada nebegėrus gyvenimas yra blogas. Nu, vat su rūkoriais yra toks akivaizdesnis dalykas, sako, rūkimas nuima stresą ir įtampą. Tai tada aš klausiau, jūs kol nerūkėt, jūs visą gyvenimą vaikščiojat įsitempę, taip?
Nervuoti, nemiegojot, pirmą cigaretę sutraukėt, atleido, viską atsigavo, atsipalaidavo. Taip, ne, sako, ne, viskas buvo gerai. Nieko man ten netrūko, bet dabar trūksta. Žodžiu, dabar be cigaretės aš nebeatsipalaiduoju, neužmiegu, man yra negerai. Tas pats būna su alkoholiu. Tik tiek, kad tokių žmonių jūs nebedaug pamatot, nes jų nedaug iki šitos stadijos dagyvena. Tai šitie yra matomi gatvėje, juos jau žmonės vadina alkoholikais ir visokiais kitokiais epitetais, ten ir bomžais, ir latrais, ir taip toliau panašiai. Šitie žmonės vartoja alkoholį ar bet kokią kitą psichoaktyvę medžiagą tam, kad pasiektų būklę, kurią turėjo iki pradėdami vartoti. Žiūrėkit, kur paradoksas. Jūs tą būklę dabar turit už dyką ir nieko jums dėl to blogo nesidaro, padirbėkit gerai ir tą būklę pirksit už didelius pinigus. Nu, paskui, kai nebeturėsit pinigų, pirksit už mažus pinigus, nes odekolonas nebrangiai kainuoja. Bet darysit viską tą patį, kad grįžtumėt į normą. Ne? Nes kol jūs nebuvot pradėję vartoti bet kokios medžiagos, jūs buvot normalų žmonės, jums viskas buvo tvarkoje. Ar galėjo kas nors pasakyti, kad jūs ligoniai kokie, ar kad jums kažko tai trūksta? Turbūt nelabai. Ne? O čia, kad galutinai patvirtint mano žodžius, čia yra psichiatrinių ligų registras, priklausomybės ligų registras, tai yra tarptautinės ligų klasifikacijos ištrauka. Čia yra labai aiškiai parašyta. Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį. Tai yra diagnozė psichiatrinė. Ne? Neparašyta, kad ten būtinai piktnaudžiaujant, dar kažką tai darant. Tai dabar aš jūsų norėčiau paklausti, nuo ko vis dėlto priklauso tas priklausomybės vystymasis? Ar gali žmogus kuris nors išvengti jos? Nes yra rekomendacijos. Jūs girdėjot, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja vyrams, suaugusiems per parą neviršyti 20 gramų absoliutaus alkoholio, moterim per parą neviršyti 10 gramų absoliutaus alkoholio. Ką reiškia absoliutus alkoholis? Tai yra 100% spiritas, į kurį perskaičiuojam bet kokį gėrimą, kad galėtumėm susigaudyti, kiek realiai išgėrėm alkoholio, o ne vandens. Nes alaus litras yra nelygų litrui degtinės, ar ne alkoholio prasme. Vandens ten labai skiriasi proporcija. Tai dabar, kad jūs įsivaizduotumėte realiau, koks tai būtų kiekis, tai jeigu vaikinai jūs išgeriat butelį alaus vakare, kuris yra bent 5% stiprumo, jūs gaunat 25 gramus absoliutaus alkoholio. Taip, viršijant tą netgi vadinamą kabutėse saugią ribą. Merginom, jeigu jūs geriat vyną, tai 100 gramų absoliutaus alkoholio būtų maždaug 100 ml vyno. Truputį mažiau, tai pusė taurės vyno. Maždaug apie pusę taurės raudono vyno. Bet dabar žiūrėkit, kaip yra suskaičiuojami tie kiekiai. Aš paimu 10 000 tyriamųjų ir vertinu, kiek jie geria, kiek jie suvartoja ir ant jų visų stebiu kažkokį ligų atsiradimą. Ne? Dažniausiai vertinu, kaip mokslininkai sako, retrospektyviai. Po to, kai jau atsirado, klausiu, kiek jūs gėrėt per savo gyvenimą, kiek ten suvartodavot ir panašiai. Ir iš to išskaičiuoju tuos vidurkius ir tuos vienetus, kurie yra neva tai rekomenduotini. Iš jūsų yra kas nors, kas mediciną studijuojat, ne? Yra vienas žmogus. Buvot operaciniai ir turbūt matėt įrangą, kur yra naudojama anestezija. Taip, stovi toks aparatas, ten visokių granulių pripilta, dar visokių rankenėlių, ten žarnelių. Kas nesat medikai, irgi turbūt esat, bent per televizorių matėt. Kaip jūs galvojat, vyksta bendrinės narkozės procesas? Ateina anesteziologas ir kompiuterio ekrane suveda ką? Ūgį, svorį, lytį, amžių ir paspaudžia raudoną mygtuką. Taip ir įvena ten narkotikai, paskui per kaukę narkotikai ir jūs jau esat narkozėje. Taip? Aha, nieks taip nedaro ir ten raudono mygtuko nėra. Ką daro anesteziologas prieš operaciją? Kaip? Ateina pasiimti kišę, man
mano studentai sakė, sakau, ką daro prieš operaciją? Dieną prieš, sako, ateina pinigų pasimti. Sakau, nu gerai, tarkim, pinigų atėjo pasimti, bet vis tiek ten šiaip tik pinigų ateiti negali, dar kažko ateina. Ką daro prieš tai? Tai prieš tai jis paprašo tyrimų visos krūvos, ar ne, kraujo tyrimai, kardiogramai, užrašys ir panašius dalykus visokius padarys. Ir tik tada įvertinęs, ar jūs vartoja dar kokius vaistus, kokiom jūs dar sergat lygom, tik tada jūs gausit narkozę. Dabar žiūrėkit, aš paimu visą žmonių grupę, visą šalį ir pasakau, kad 2 vienetai jum yra saugu. O iš kur aš žinau, kad jie saugu yra? Ką aš jūs tyriau? Rašiau jums kardiogramą, žinau, kokia jūsų yra smegenų veikla, kokia kepenų veikla, jūs turit, neturit lygų, problemų kokių. Iš kur aš žinau? O iš niekur visi šitie vienetai yra mokslininkam labai naudingi. Bet visuomenė jūs pritaikyti yra beproto rizikinga, todėl kad aš negaliu pasakyti vat, konkrečiai jum arba jum, kad jum yra tas 10 gramų saugu. Iš kur aš žinau? Bet jeigu jūs pas mane ateisit kaip pas gydytoją, aš jums visus tyrimus padarysiu. Gal. Tada, jeigu jūs idealiai sveiki esat, galbūt. Bet tai gali būti ir daugiau, gali būti. Irgi gali būti toks variantas. Bet tai reiškia, kad aš negaliu taip sakyti ir aš negaliu taip šaudyti aklai, ar ne? Tai yra sudėtinga, net ir šita rekomendacija yra sudėtinga. Tai dabar grįžtant prie priklausomybės vystymosi. Tai yra, nu kaip, genetiškai nulemta, ar kaip čia atsitinka, kad vat gimsta žmogus ir jam žvaigždė jau yra nulėmusi, kad numeriai, va, klausiau dabar labai paskaitą gerą, tuoj suskaičiuojam jūsų gimimo datą, ten skaičius sudedam ir viskas, šakas jums. Jeigu skaičius ten kažkoks, tai žinokit, kad būsite alkoholikai, nesvarbu gersit ar negersit, jums nėra šansų išlikti nealkoholikais. Tai čia yra teisybės ar nelabai? Čia kvailystė yra. Galima tapti alkoholiku negeriant. O tai kokiu būdu? Kaip tas įmanoma yra? Kaip? Virtualiai kaip nors? Gal, aš neįsivaizduoju. Prašau. Bėda yra ta, kad turėsit mažos koncentracijos švirkšt, nes didesnė koncentracija jums suvirins kraujagyslės. Tiesiog endotelį žus, ten susiformuos trombai ir bus baigta. Suvirinsit tiesiog, nes medikai, kai žmogui būna skrandžio opa kraujuojanti, alkoholiu gali prideginti tą opą, bet vietiškai leidžia tiesiog į tą vietą didelės koncentracijos alkoholį ir tiesiog suverda, ten riebalai koaguliuoja ir sustoja kraujavimas. Yra tokia galimybė. Tai jeigu jūs į veną suvarysit, tai ten panašus procesai vyks. Žodžiu, turėsit ten tą vietą jau nebepraeinama ilgam laikui. Gal ir visam laikui. Aišku, žmogaus organizmas, taigi pristaikymo galimybės, čia yra aplinkui kraujagyslių bėga ilgai ir panašus dalykai darosi. Gerai. Priklausomybė ne vienam žmogui nėra įgimtas dalykas. Nėra šansų tapti priklausomu, jeigu jūs nevartojat medžiagos. Nėra tokios galimybės. Vien nuo žiūrėjimo priklausomai tikrai netaps. Ne, tai visigi svajoja, kaip vaikus augins, kaip ten lakstys po pievą, kaip gerėsis kraštovaizdžių, nieks negalvoja, kada jis ten šiukšlių kapstyti po konteinerį. Apie normas dar pašnekėsim. Dabar žiūrėkit, kur yra problema. Didžioji dalis žmonių naiviai galvoja, kad pagrindinė alkoholio vartojimo problema tai yra priklausomybė nuo alkoholio. Ir čia yra didžiausia klaida, kurią žmonės padaro, nes galvodami, kad jie neturi priklausomybės, nežinodami, iš tikrųjų galvodami, kad neturi, mano, kad daugiau jokių problemų dėl alkoholio kilti negali. Tai vėlgi jūs nuliūdinsiu, nes didžioji dalis problemų alkoholio vartotojams kyla ne dėl priklausomybės. Priklausomybę gauna tikrai santykinai nedidelė dalis žmonių. Didžioji dalis žmonių išmiršta iki suprasdami, kad turėjo priklausomybę. Bet nuo alkoholio sukeltų ligų. Tai reiškia, paprastai net neįvertinę yra, nėra priklausomybės. Tam, kad jūs įsivaizduotumėt, kiek tos rizikos yra, aš jums tik nepristatinėsiu tų ligų, tiesiog trumpai
Nu, iliustracijai, kokią čia galim paimti lygą. Pavyzdžiui, stemplės vėžio 75% yra sukelta alkoholio vartojimo. Ir alkoholis ypatingai sukelia tuos vėžius, tiksliau tose vietose, kuris tiesiog ir kontaktuoja. Tai yra visas žarnynas, visa burnos ertmė, skrandis, storžarnės, plonžarnės, tiesioji žarna ir panašiai. Ten, kur yra tiesioginis kontaktas. Su rūkimui žinot, kad plaučių vėžys dažniausiai vystosi, todėl kad ten yra pirmas kontaktas, nors ir kiti vėžiai paskui vystosi, vis kraują patenka. Alkoholis pirmiausiai pažeidžia ten, kur jisai liečiasi tiesiogiai. Tai jeigu jūs lašintumėte į kraują, kaip jūs sakėt, alkoholį mažom koncentracijom, yra šansų, kad jūs dalies vėžių išvengtumėte. Ir iš tikrųjų, ta vėžių tikimybė yra susijusi su alkoholio stiprumu arba su alkoholio užgazavimu. Kuo jūs geriat stipresnės koncentracijos alkoholį, tuo didesnis pažeidimas. Arba jeigu jūs geriat alkoholį su angliarūgšte, irgi pažeidimas yra didesnis. Todėl, kad angliarūgštė jinai pati agresyviai veikia, jinai sukelia gleivinės paburkimą, pažeidimą ir jūs žinot, kad skrandžio uždegimą turinčiam žmogui nereiktų gerti mineralinio su burbuliukais. Tai ne šiaip savo, ar ne? Ne dėl to, kad gaila tų burbuliukų jam būtų, bet dėl to, kad ten kažkas iš to negerai gauna. Dabar, kas yra įdomiausia ir iš kur kyla daugiausia diskusijų apie alkoholinių gėrimų naudą sveikatai, tai pagrindinis to šaltinis yra šita kreivė. Nežinau, kiek iš jūsų esate ją matę. Jinai yra žiauriai populiari, ypatingai tarp medikų. Paklauskit bet kurio mediko, jis jums ją pasakys, kad žino tokį. Kas čia yra pavaizduotas? Čia yra pavaizduota santykinė rizika sirgti išeminė širdies liga. Žinot, kas tai per liga? Nu, liaudiškai sklerozė vadina, kraujagyslių užkalkėjimu. Dėl jo žmogus miršta nuo infarkto. Užsikemša galutinai kraujagyslį ir žmogus miršta. Dabar ką šitą kreivę rodo? Čia yra kiekis alkoholinių gėrimų, gramai per dieną, o čia yra santykinė rizika. Tai reiškia, jeigu jūs dauginat riziką iš 0,8, tai rizika mažėja, taip? Jeigu jūs dauginat iš 1,5, tai tiek kartų rizika išauga. Dabar žiūrėkit, kas čia gaunasi. Tai reiškia, kad žmonės, kurie visai negeria, turi didesnę riziką negu tie, kurie truputį išgeria. Ir aišku, vėl rizika pradeda augant alkoholio kiekį. Taip, supratot šitą grafiką. Tai čia yra šaltinis žinių, kuriomis remiantis teigiama, kad alkoholis daro vis dėlto teigiamą poveikį sveikatai. O dabar aš jūsų norėčiau paklausti. Tai jeigu taip yra iš tikrųjų, kaip gyvena ir kaip neišmiršta žmonės, kurie negeria, tai pirmas būtų klausimas. Musulmonų kraštai, kokiu būdu jie išgyvena ir neišmiršta nuo išeminės širdies ligos. Čia vienas klausimas. Toliau kitas klausimas. Jeigu tai iš tikrųjų yra tiesa, tai žmogaus kūnas yra pakankamai tobulas. Tai reiškia, jeigu alkoholis yra būtinas kaip medžiaga išvengti kažkokiai ligai, tai reiškia, organizmas jį arba gaminasi tokiu kiekiu, kiek jis yra būtinas, arba mes jį turėtumėm galimybę gauti iš maisto esančio mūsų platumose. Taip? Tai organizmas gaminasi 25 gramus alkoholio per dieną nelabai. Nelabai. Nesu girdėjęs tokio variantą ir galite, kaip norite testuoti, nesigamina. Alkoholį galima gauti iš mūsų maisto, mūsų platumose esančio maisto. Taip? O iš kokio? Iš sirupo? Iš kefyro? Prieš tai jūs negyvai nusividuriuojat, kol promilių pradeda atsirasti ir 25 gramus gryno alkoholio pasiekėt kraują. Suvargsit. Iš kefyro gauti. Iš sirupų ir iš vaisių surūgusių. Nu gerai, jūs man pasakykit, kiek iš jūsų geriat surūgusią sultis? Geriat. Ir valgot sufūvusius vaisius, taip? Valgot? Tai jeigu nevalgot, iš kur jūs jį gaunat? Kuriam maisto produktai jis yra natūraliai? Tai kad nėra nieko.
Jeigu jūs norit jį gauti, reiškia, jūs turit pavargti gamindami, jeigu norit alaus, tai ten visas procesas, salyklai, raugyklai, apiniai ir taip toliau ir panašiai. Jau nešneku apie degtinės gamybą, kur apskritai reikia distiliavimo aparatą turėti ir taip toliau. Turit kondensuotos garus, kurie ten varant jums išsiskirs. Žodžiu, reikalų kaip priklauso. Jeigu sugalvosi pagerti, tai taip staigiai nesigausit, ne? Kas čia man studentai sakė, tai bet galiu iš sulčių pasidaryti. Sakau, bandėt? Nebandėm, bet sako, galvojom, kad gautus. Sakau, davai pabandykit. Pažiūrėsiu, kiek iš jūsų gersi tą, ką gauti, pasigaminti. Nelabai. Tai yra visokių ten naminių vynų, bet šiaip savo. Savo savybę. Tai reiškia, jeigu visi tie dalykai netitinka realybės, tai iš kur šitas grafikas atsirado? Naudinga gal gamintojai? Ne. Gal bendrai. Nežinau, bet nemanau, prašau. Apstidartų tai visų kūdikių, kurie mišką nespėja išgerti. Ne, čia yra nesuvartojimo kiekis apskritai vertintas, nes čia jau yra ant suaugusių žmonių ir vertinta konkreti liga. Aš manau, kad tiesiog iš tikrųjų taip ir yra, bet kai alkoholis įpilė daug kitų žalingų pasekmių, čia kaip tai išėmė iš širdies liga. Gerai, o kaip paaiškinti šitą dalyką? Išplečia kraujagysles. Ne. Vis tik trumpam laikui jas išplečia. Ir alkoholį, jeigu jau naudot, kaip žmonės įsivaizduoja kardiologai, sakykime, infarkto profilaktikai, tai tik tuo metu, kai kemšasi kraujagyslė, teoriškai būtų galima juo veikti trombą, nes jisai skystina kraują. Infarktas neatsiranda tiesiog, ne? Dėl mažesnio streso. Nežinau, kiek tam yra tiesos, bet atsitiko įdomus dalykas. Kažkam tas klausimas irgi iškilo ir atsirado tokių irgi trenktų mokslininkų, kurie pasigilino, kaip tos studijos yra gautos. Ir paaiškėjo labai įdomus dalykas, kad čia žmonės, kurie negėrė, tai yra didžioji dalis jų jau nebegėrė arba gėrė nereguliariai. Žodžiu, didžioji dalis vis dėlto buvo tokių, kurie jau nebegėrė, tai reiškia, jau nebegalėjo gerti dėl kažkokių priežasčių. Dėl vaistų, dėl priklausomybės, dar dėl kažkokių tai dalykų, negalėjo gerti. Ir jie paėmė, padarė paprastą dalyką. Jie paėmė ir nufiltravo tas studijas. Jie tą pavadino sisteminę klaidą tyrimuose. Vat jūs paminėjot statistiką. Taip, tai yra sisteminė klaida, reiškia, jūs neteisingai tyriamuosius atrinkote. Ir atmetė šitą grupę ir paliko tik tokius, kurie tikrai šiaip negėrė, ne dėl ligų. Jie neberado šitą efektą. Rado va tokią tiesiai, neįnama šitą. Prasideda va čia, kyla į viršų. Tai reiškia 0 gramų, 0 rizikos. Nes aš jums sakau, jeigu alkoholis būtų būtinas, jisai ir būtų iš tikrųjų. Dar vienas jums klausimas. Jeigu organizme pradeda trūkti kažkokios tai medžiagos, bet kokios, tarkim vitamino C, kas būna su žmogumi? Man trūkštumą. Bet kas per ligą atsiranda? Tai kada trūkštumą patraukia, tai visai būna. Ypač iš ryto ant trūkštumą traukia, tai reiškia vitamino C trūksta. Ne visai. Skorbutą girdėjo tokia liga? Ne, išopėja burnos labai skauda, iš tikrųjų baisiai skausmingas vaikams, žiauriai nemalonus dalykas. Išgerkit porą gramų vitamino C, viskas, tos opelės ten 2 dienas užsitraukia, užgyja be jokių skausmų, be nieko, viskas dingsta. Organizmas davė ženklą, ne? Dabar sakykit, kas būna, kai insuliną pagamina nepakankamai. Būna kažkas ar ne? Būna kažkas, ar ne? Išsivysto liga vadinama cukriniu diabetu, taip? Ir jinai turi savo simptomus, tai iš pradžių troškulys, ar ne, ten silpnumas ir taip toliau ir panašiai. Bet yra simptomai, taip? Jeigu jo trūksta. Kokie simptomai būna, kai žmogus negeria alkoholio? Ką jaučia negera? Negėrė niekada gyvenime, koks būna simptomas? Socialinė atskirtis. O čia medicininis simptomas. Socialinė
socialinė atskirtis yra socialinis reiškinys, ne simptomas. Bet aš turiu galvoje simptomą, iš kurio gydytojas galėtų nustatyti kažkokią tai sutrikimą ar ligą. Man labai patiko vienoj knygoj, esat gal jūs ją matė, jūs dabar tiesa gal sudėtinga būtų rasti, buvo tokia knyga Vyno dieta. Ten toks garbingas profesorius iš Amerikos surinko labai daug įdomių tyrimų, jos sudėjo į vieną vietą, aprašė taip, kaip pats suprato, matyt. Bet vienas komentaras man padarė didžiausią įspūdį. Nu, žodžiu, tyrimas buvo toks. Paėmė 400, kaip sako ten, sveikų vyrų ir jiem davė gerti vyno. Ne taip mažai ten davė, ten 4 taures per dieną, maždaug apie butelį. Normaliai jie taip gėrė. Prieš tai buvo sveiki. Tyrimo išvada. Alkoholio vartojimas, neatsimenu po kokią ten laiką, pagerino tyriamųjų kraujo krešumo rodiklius. Dabar žiūrėkit, ką aš jums noriu pasakyti. Jūs esate dabar sveiki, taip jums nėra jokių simptomų, jūs gerai jaučiatės, jūs pripils alkoholio, padarys tyrimus, pamatys, kad jūsų kraujo krešumas yra pasikeitęs ir sakys, kad tai yra geriau. Tai yra geriau ar ne? O kom čia geriau? Tik jeigu jūs sveiki esat žmonės, tai reiškia toks ir turi būti pas jūs. Kaip tai suprasti pagerinti? Jeigu aš savo nuožiūrą pradėčiau kiekvienam pilstyti, išpilstyti, gerinti, pabloginti, kas čia būtų. Bet dar viena kokia išvada buvo. Girtumo metu buvo užfiksuoti reikšmingi elektrokardiogramos pakitimai. Išvada. Esant girtumo būsenai, nerekomenduotina rašyti elektrokardiogramą. Gerai, ne? Kadangi buvo, tai kaip prigėrė, tai nesirašyk elektrokardiogramą, nes gausi klaikų rezultatą, nes ten aiškiai matėsi tie pakitimai, ne? Tai tokių tyrimų yra va. Pilna. Ir ar čia kiek čia pramonė su to susijus, kiek nesusijus, nu mes tik paspėliot galime. Gal, žinot, kadangi mokslas yra tokios sritis, kur visą laiką yra ieškoma, klystama, atrandama, nu, gali būti, kad čia ir ne iš piktos valios žmonės tos dalykus daro, bet iš tikrųjų yra labai daug diskutuotinų dalykų. O čia yra ta pati santykinė rizika, tik jau daugiau ligų sudėta. Žiūrėkit, kaip tos kreivės jos turi tuos pilvus ar nelabai. Va čia va tas tyrimas, kur su išeminė širdies liga, tai va tas pilvukas toks švelnus lyg ir matosi, ne? Bet žiūrėkit, visos kitos ligas. Yra kur nors pilvas, čia visokie vėžėjai ir panašus dalykai, maždaug 60 ligų, čia aš pilną nedėjau. Tai dabar jums tiktų toks mano gydymas, žiūrėkit, aš būčiau labai geras daktaras. Jūs ateinat pas mane susirgę plaučių uždegimu ir aš esu nuostabus daktaras, jums išrašau vaistus, iškart po 2 dienų esat sveiki kaip agurkai. Bet susirgat smegenų vėžiu. Ne iškart, bet po kokių 2 metų. Tinka gydymas? Netinka, bet tai kodėl netinka? Pasijautėt gerai, galite eiti į darbą, nuostabiai jaučiatės, nu kas tas smegenų vėžys, o gal jūs mašina pertranks po 2 savaičių. Kam jūs čia pergyvenat, kas bus po 2 mėnesių ar metų? Netinka. Bet alkoholiu gydytis tinka. Tinkamas metodas. Čia yra kitas tyrimas vaikinam, kurie alų mėgstat. Čia yra alum paskaičiuota bokalais. Kiek reikia išgerti, kad gauti tam tikrą riziką. Jeigu kur nors matot mažesnį negu vienetą skaičių, tai jūs man aišku pasakykit. Bet čia yra ta pati santykinė rizika. Žiūrėkit, kaip rizika mažėja, pavyzdžiui, mirtis nuo išorinių priežasčių išgeriantiem 6 bokalus arba daugiau. 7 kartus išauga, taip. Čia yra mirtinas ūmus miokardo infarktas, tai yra miokardo infarktas, kuris baigėsi mirtimi, nu nespėja žmogus paprastai net ir nuvežti, jeigu išspėja nuvežti reanimaciją, jis tiek miršta. Tai 6,5 kartų, neišauga. Vis tiek norit gydytis, ne? Tai jeigu alkoholis mažina širdies ligų riziką, kodėl širdies ligos yra numeris 1 žudikas Lietuvoje? Taip stengiamės. Tiek geriame, tiek vargstam, tiek mirštam. Kaip yra? Niekada nekilo toks klausimas. Per mažai. Teisingai, jeigu padidintumėt bokalų skaičių, yra tikimybė, kad paskui šitų nebesulauktumėt.
Skritai, nors ne, bendrai šitas liktų tada pagrindinis. Mirtis nuo išorinių mirties priežasčių, uždustumėt patys, žodžiu, savo turiniu. Jau gerai filtumėt, tai paprastai taip ir baigėsi. Jau komos būsenai žmogus yra absoliučiai pats savo pavojingas tuo atžvilgiu. Dabar žiūrėkit, čia yra iliustracija mito, kad alkoholio problemų turi labai nedidelę populiacijos dalis. Tai yra labai nedaug žmonių turi iš tikrųjų problemų su alkoholio vartojimu, o visi likę yra tikrai normalūs žmonės, kaip Seimo nariai sako, jūs čia prisigalvojat su tais draudimais, o kodėl aš būdamas normalus turiu kentėti čia dėl kažkokių 3 bomžų, ne, kuris ten geria, prasigėrė ir taip toliau. Tai dabar čia yra 15-74 metų amžiaus žmonės Lietuvos. Jų čia apie 3000 apklausė. Ne taip mažai. Jau teigia, kad čia reprezentuoja Lietuvą tas tyrimas. Dabar žiūrėkit, čia pagal tam tikrą testą yra įvertinta rizikingai, žalingai vartojantis alkoholį. Ir tie stulpeliai rodo proporciją. Vyrų kas 3, moterų kas 10. Tai čia 3 bomžai, taip? Tarp kitko šitų tyrimų su bomžais netlieka. Nu gal jeigu specialiai užsakyt, praeitas ir padaryti tokį tyrimą, bet šiaip paprastai jų kontingentą bomžai nepatenka. Nu, normalių žmonės apklausinėja. Tai čia iš tų normalių. Bet dabar žiūrėkit, dar įdomiau. Eina. Čia moteris, 25-34 metai. Matot kitų stulpelių fone, kaip išsiskiria vartojimas. Beveik 2 Kas čia įvyksta su to moterim? Šitam amžiui. Nu, jeigu 18 susitokia gal... Ką? Išlyvas? Žiūrėkit, tai amžius, kada dažniausiai baigiami mokslai, pradedama dirbti ir gauti savo pajamas, kuriama šeima, dar nebūna vaikų. Nu, žodžiu, yra už ką, yra su kuo, yra kaip. Ir vyksta veiksmas, ne? Paskui, kai atsiranda vaikai, nelabai prilakstysi ir nelabai prigersi, nes vaikus maitinti reikia, taip. Vaikam ten prigerus neduosi pieną, taip. Mažėja, krenta ir laikosi stabiliai. Panašiai su rūkymu. Moteris nėštumo metu dalis metų rūkyti, už tai tas procentas laikosi gana stabilus. Bet dabar žiūrėkit, šitą amžiaus grupę daro ir dar vieną dalyką labai dažnai. Nu, visos daro, bet šitoj grupiai dažniausiai gaunasi. Tai vaikai, ne? Bet šitą amžiaus grupę dažniausiai yra gimdami. Tai čia reiškia, ir rizika yra didžiausia. Ne? Kada moteris sužino, kad jinai laukiasi ant rytojaus? Ar ne? Ar biški palaukti reikia? Nu, ant rytojus nelabai gaunasi, nesužino. Nu, gal ten labai yra visokių jautrių tyrimų, bet aš jų nežinau. Žodžiu, jeigu tai nėra planuotas vaikas, tai sužino, nu ką, ir net ir ne 1 mėnesį paprastai sužino, taip? Jau būna kelios savaitės nėštumo praėjame. Tai tos, kada yra pati didžiausia rizika, tada, kada formuojasi nervinis vamzdelis, kada užuomazgos atsiranda vidaus organame, tada, kada rizika yra pati didžiausia. Tada moteris paprastai nežino, kad jinai laukiasi ir jinai pila tvarkingai kaip pilus. Jis tą rodo jų pačių atsakymą. Tai tada jos ateina pas daktarą ir sako, žinot, daktarė, noriu pasitarti. Nu, sakau, apie ką tarsime. Pasako, kaip, yra toks reikalas, aš laukiuos, bet, nu, buvo ten vakarėlis, neatsimenu net kaip baigėsi. Ir aš dabar geriu dar ir vaistus, va tokius, kas bus su mano vaiku, sakau, kas aš jau. Ekstrasensas, iš kur aš žinau, kas bus tai su vaiku, kai gims ir pamatysi, jeigu gims. Jeigu gims. Nes dėl sklaidos efektų labai dažnai persileidimas įvyksta, jeigu jie yra nesuderinami su gyvybe. Jeigu suderinami, tai gimsta vaikas. Dabar, žinot, yra klaikus dalykai, nuvažiuokit į kaimą. Kaimas merdi ne tik dėl to, kad prasigėrė suaugę. Mano mama mokytoja ir jinai dirba mažo miestelio mokyklai. Tai sako, tu neįsivaizduoji, kaip yra pasikeitusi situacija. Kiek yra pablogėję vaikai, nu tai prasme mokslo.
Prasme, jie yra visiškai nebepajėgus mokytis. Juos gali mokytis versti per galvą kaip nori, juk mokytojai tai tie patys yra. Jis nebesugeba, jis negeba, jis negali tiesiog, jam kognityvinės funkcijos yra sužalotos masiškai. Ir pilni kaimai yra tokių vaikų. Jų raida yra žiauriai sutrikusi, jie yra iš tikrųjų jau užprogramuoti gert turbūt toliau, nes kitaip ir neįsivaizduoja savo gyvenimą, plus yra negabus. Juos pakeisti ir įtakoti yra jau labai sudėtinga. Tai kai čia pasakoja apie genocidą, apie genofondo išsigimimus, viskas tas vyksta, nuvažiuokit, pasižiūrėkit, kas esat iš mažesnio miestelio ir iš kaimų, jūs patys tą situaciją puikiai žinot, kas ten darosi. Nereikia jokių tyrimų daryti. Blogai yra. Yra dalis, žinot, atskirtis yra didelė, yra dalis vaikų, kurie labai gerai dabar jau mokosi, ne? Bet tai vėl yra dovana iš tėvų atėjusių. Tai yra genai iš tikrųjų, tai yra tam tikros aplinkybės, tai yra tėvai, kuriem buvo ne tas pats, kaip jie elgėsi. Tie vaikai turėjo galimybę tokiais patapti. Kitiem ta galimybė yra nesuteikta. Nu, pažiūrime į vyrus mūsų. Čia kur nors panašu į 3 bomžus procentaliai ar nelabai. Man šitas labai patinka. 35-44 metai. 43% geria problemiškai. Tai čia visi direktoriai jau tokio amžiaus būna, šefai, vadovai, žodžiu, uždirba daugiausia pinigų, jau būna vaikų, jau nebeįdomu namuose, ir tada randa įdomumą kitur. O čia yra kaip atsispindi mūsų, gaila, kad čia užsidengia, čia yra vidutinė numatomo būsimo gyvenimo trukmė. Šitos grafikus jūs kiekvienas, jeigu manim nelabai pasitikit, galite įlysti, yra tokia Health for All database, yra pasaulio sveikatos organizacijos duomenų bazė, kur suvedę rodiklius jūs galite pasižiūrėti psichozės, cirozės, gyvenimo trukmė ir panašiai. Čia yra mūsų vidutinė numatomo būsimo gyvenimo trukmė Lietuvos gyventojų. Čia yra metai, žiūrėkit, prasideda grafika 70 metais. Ir per tą laikmetį jūs galite stebėti iki 2010 metų, kaip jinai keičiasi. Žiūrėkit, kaip įdomu. Aišku, čia tų svyravimų yra visokių. Dabar žiūrėkit, čia prasideda Gorbačiovo antialkoholinė politika. Žiūrėkit, kas įvyksta. Aišku, jis ten nesąmonę pridarė visokių, pavyzdžiui, vynuogynus pradėjo kirsti. O kam? Ir iškirsta nemažai. Nu, ir kam? Tik iš vynuogių galima ne tik vyną rauti. Jos ir valgomas yra, šiaip sultis gali daryti. Kam fabrikus griaut, pavyzdžiui, kad negalima tų įrenginių niekam kitam panaudoti? Nu, koks? Tai čia buvo nesąmonė. Bet visą kitą, ką ten pridarė, davė, žiūrėkit, kokį efektą. Čia tik Lietuvoje tai buvo. Bet tarp kitko, jeigu jūs pažiūrėtumėte tas posovietinės šalis, visur buvo tas pats. Tas fenomenas visur labai gražiai atsispindi, aišku, išskyrus musulmonišką šalį. Toliau baigėsi šitas laikotarpis, viskas šauna žemyn, dar giliau. Kodėl? Žmonėm visa šita politika tai buvo kieno? Okupanto, represoriaus, taip, priešo spaudimas ir liepimas elgtis taip, kaip aš nenoriu elgtis. Kadangi aš tą priėmiau, kaip priešišką elgesį mano atžvilgiu, tai aš jam ir atkeršijau dar net dvigubai, išgėriau kaip leidą, tai tada jau kaip pyliau, normaliai, tiek kiek tilpo. Taip. Dar vienas dalykas, dėl ko krito viską žemyn, tai yra todėl, kad nespėja susiformuoti naujos socialinės normos. Tam, kad atsirastų nauja socialinė norma, turi keistis karta. Taip. Vaikai, kurie būtų užaugę tokiam sąlygom, ir viskas būtų atrodę, kad lyg tai taip ir buvo visada. Čia tik suaugusiam būtų buvę negerai ir keista, ir nepatogu. O vaikam būtų buvo viskas tvarko. Dabar žiūrėkime, Lietuva patampa nepriklausoma, pradeda kurti savo teisinę bazę ir priima alkoholio kontrolės įstatymą, kuris pradeda veikti, atsiranda reguliavimas, žiūrėkit vėl, kaip viskas pradeda tvarkytis. Nu ir tada mūsų politikai nusprendžia, nu ne, šitaip gyventi yra negalima. Baisu, vien kontrabanda visur, vien pilstukai, reikia su tuo tvarkytis, nu ir tada 44% akcizo nukerpamas stipriem gėrimam, mirtingumas 12% per 3 metus išauga. Toliau mes įstojame Europos Sąjungą, dingsta importo mokesčiai, visi ekstazija laksto po parduotuvės, kiek Grantas ir Malibu atpigo, žodžiu, visi gali dabar gerti, nes nebėra importo mokesčių, ne? Ir taip toliau. Žiūrėkit, vėl pradedam važiuoti čia.
Dabar ta kreivė jau yra užsilenkus, aš jau neįdėjau naujausių duomenų, bet tai labai, nežymiai čia. Rinktelėjo viršų, bet toliai kito. Žiūrėkit, kaip idealiai sutampams. Tik atsiranda reguliavimas. Aš aišku neturėjau laiko tikrinti tų istorinių visų faktų, bet iš tikrųjų gavau labai įdomų aprašą, kur Lietuvos istorijos tam tikri laikmečiai buvo sulyginti, sugretinti su blaivybės periodais. Jūs žinot kelis tokie, kurie buvo, ar ne? Valančiaus periodą esate tikrai girdėję, taip? Tai, kas domitės istoriją, pasidomėkit, kai buvo bet koks šviesus langas, po to paprastai sekdavo įdomus dalykai. Taip juokauja, kad žmonės prasiblaivę Tarybų sąjungą sugriovė. Bet aš galvoju, gal čia to juoko mažai yra, gal tikrai prasiblaivė. Nes po Valančiaus laikmečio sekė sukilimas, buvo ten daugiau visokių laikmečių, kai istorija labai reikšmingai keitėsi. Tai reiškia, kai žmonės pradėdavo mąstyti, jie nuspręsdavo, kad taikstyti su ta situacija, kuri yra dabar, yra negalima. Nei su baudžiava, nei ten su kažkokiam okupacijom, nei su dar kažkuo. Ir Sąjūdžio laikais blaivybės idėjos buvo labai gyvos. Jūs tai aišku to neatsimenat, bet čia būdavo mitingai, Kalnų parke buvo mitingas, aš nežinau, kiek ten tūkstančių dalyvavo, kur ten nežinau, kiek gėrimų supylė į kanalizaciją. 89 birželio. Tai jūs įsivaizduojate alkoholikus, tai turėjo masiškai infarktą ištikti, ten tiek suvertė, viską nešė, pylė į kanalizaciją, bet tai tas buvo tikėjimai ir žiūrėkit, kaip tada viskas greit važiavo ir lengvai. Sukūrė žmonės ir įstatymus ir viską padarė, o dabar visi tik tai keikėsi, ar ne? Politikai negeri, tas negerai, anas negerai, bet reiškia viskas, ką mes galim padaryti, tai nebent prisigert, kad liūdna nebūtų. Ne? Dabar kaip mums sekasi prisigert? Neblogai sekasi, nes čia yra litrai absoliutaus alkoholio tenkantis vienam gyventojui per metus. Va dabar tai čia yra tas skaičius, kurį jūs minėjote, kad su naujagimiais. Tai čia yra visi Lietuvos gyventojai, iš jų yra dalinamas tas kiekis ir gaunama viskam čia, naujagimiui, pensininkui, jokios skirtumų. Ta žalia linija su burbuliukais, tai yra Lietuvos planas, kuris buvo priimtas 98 metais, skambiai pavadintoje Lietuvos sveikatos programoje. Taip buvo suplanuota, taip turi būti. Užpernai turėjo jau būti 7 litrai vienam gyventojui, tai yra plius minus saugi riba, ties kuria pradeda mažėti socialinių pasiekmių, reikšmingai ir galima valdyti procesą. O čia kaip mums sekėsi, raudonų? Viršyti planą. Viršijo, kaip visą laiką, kaip sakydavo, spėtelėtkas atrigodo. Pavarėm kaip priklauso. Jau 2007 metais tai iš vis pasiekėm sunkiai suvokiamas ribas, ar ne? Tai šiandien politikai sako, kaip žmonės geria todėl, kad blogai gyvena. Taip, neturi darbo ten ir panašiai. O kiek žmonių 2007 metais neturėjo darbo? Atsimenat, koks buvo bedarbių procentas? Statybos klestėjo. Tai ne tik viskas ten klestėjo. Darbuotojai gąsdindavo darbdavius, kad išeis į kitą darbą, jeigu jam nepadidins atlyginimų. Užmiršot, jau buvogi toks laikas, ar ne? Ras darbuotojo būdavo sudėtinga, nes kaip nebuvo tiesiog tiek žmonių. Tu turėjo darbą visi kiek tik tai nori. Aš turėjau tokį pacientą statybininkai, jis gaudavo 7000 litų algos per mėnesį. Jis buvo mūrininkas. Jis kadangi teisės pragėrė ir mašinos nusipirkti jau negalėjo, tai buvo butą nusipirkęs, aišku, televizorių per visą sieną, bet daugiau žmogus ir nesugalvojo, ką reikia. Viskas, toliau fantazija jau nebenešė. Ties televizorium ir baigėsi. Ką gali perkti tokius pinigus? Ką reikia perkti? Butas yra, į tą butą, aišku, natūraliai ten nieks neina. Kas ateina, tai labai greit išlėkė, nes su tokiu gyventi, kiek gali gyventi. Kai jis daugiau per gėrimą gyvenimą nemato. Tai gyveno gerai žmonės. Ko trūko? Pylė dvigubai daugiau negu kitais laikotarpiais. Tai reiškia, ne čia yra esmė. Yra susiję socialiniai veiksniai su gėrimu. Ir iš tikrųjų yra žmonių, kurie nusivylę, nusiminę, galvodami, kad taip reikia spręsti problemas, užgeria, turi paskui naujų problemų. Kai tas sprendžia, tos anos matyti netokios baisios atrodo, kai prisigeria, sudaužai mašiną savo ir kaimyno, galvoji, tiek to tas darbas, kaip nors čia susitvarkydama. Ne, arba kai žmona išeina, tai tikrai
arba susijėdi su ko nors. O tas lūžis ir kritimas yra po to, kai buvo pritaikytos tam tikros priemonės. Jūs galėtumėte įsivardinti, kas čia vyko Lietuvoje? Buvo apribota reklama dienos metu, pabrango alkoholis, daliai ne tiek brangimas, kiek buvo lengvatos panaikintos. Žinojot, kad sidras turėjo 50% lengvatą. Sidras, alkoholiniai kokteiliai, vaikų mėgstami, jie turėjo lengvatas mokestinės. Buvo toks reikalas. Nu, jos buvo panaikintos. Buvo apribota naktinė prekyba alkoholiniais gėrimais. Po to, žiūrėkit, viskas gražiai važiavo žemyn, bet mes dar esam toli net nuo to startinio taško, nuo kurio pradėjome ir planavom mažinti. Ne? Dar net ir to nepasiekėme. Ir tai sako, jau čia viskas apsitvarkė, jau yra neblogai, nėra čia ko riekam. Dabar žiūrėkit, dar vienas pasakymas būna, kad šitos priemonės pritaikytos jos iš tikrųjų problemų nesumažina. Žmonės nenustojo, tiksliau nepradėjo mažiau gert, o pradėjo gert langų skystį. Taip, pilstuką, kontrabandinį ir panašiai. Jūs galėtumėt pakelt ranką, kas turit asmeninį pažįstamą iš savo ratų, kuris žinot tikrai, kad pabrangus degtiniai 2 litais, jisai pradėjo gert langų skystį. Asmeninėje aplinkoje. Turit tokių žmonių? Yra tokių. Arba odekoloną pradėjo gerti, arba, nesvarbu, kažką iš tokių gėrimų. Yra? Aš kaip nežinau, kurie tiesiog geria odekoloną. Tai bet jie ir tada gėrė. Ne, jie ir tada jį gėrė sėkmingai, nes odekolonas konkuruoti su degtinė neturi šansų. 2 litai už 70% stiprumą tą buteliuką, tai kur jūs rasit tokius gėrimus parduotuvėje? Nebūna. Čia dar geri gali pas mergas eiti kvepėdamas, ne? Trenkia per visas poras, paskui tas odekolonas per plaukus net išeina, ne? Ten kam smirda, tai čia tikrai kvepia nuostabiai. Dabar žiūrėkit, aš irgi nesutikčiau, kad žmonės puolė gert langų skystį, nes čia yra 2 rodikliai. Yra alkoholio apsinuodijimai alkoholiniais gėrimais, bet kokiais, tiek surogatais, tiek etilo alkoholiu. O čia šitas grafikas rodo alkoholinės psichozės. Tai jeigu abudu užsilengia į apačią, tai yra kokia nors galimybė, kad žmonės vartoja tiek pat. Kodėl tada tie grafikai mažėja? Juk jeigu aš pradėjau vietoj litro degtinės gerti litrą langų skysčio, tai nuo to psichozė man tikrai mažiau nesivystys, ar ne? O apsinuodimų tai tik tai augti turėtų, iš tikrųjų, jeigu aš pradėjau surogatus gerti, bet neauga. Viskas važiuoja žemyn. Tai kaip jūs galvojate, dėl ko čia pasiūta gamintojai? Šiaip savo iš sportinio interesą, ne? Aišku, jie skaičiuoja labai gražiai, aš vis prisimenu ekonomikos komiteto vieną narį, kuris aiškinamajam rašte suskaičiavo va šitaip, aš dabar jūsų matematikos žinias patikrinsiu. Įrašas buvo toks. Per 1 metus, ten kažkokius, sakykime 8, alkoholinių gėrimų pardavimas sumažėjo 30%, dar per sekančius metus sumažėjo dar 20%. Tai reiškia, kad per 2 metus alkoholinių gėrimų pardavimas sumažėjo 50%. Čia ekonomikos komiteto narys skaičiuoja, rašo į aiškinamąjį raštą Seime, žodžiu, dėlioja, viskas čia yra tvarkoje. O jeigu būtų taip, vienais metais sumažėjo 80, kitais metais dar 30, tai sunešė 10% parduotuvės, ar kaip čia gavosi? Tai va taip jie skaičiuoja. Tokia yra metrika tokia vyksta. Čia yra absoliutus skaičiai. Bet dabar yra, čia buvo politika. Tai buvo populiacija. Bet dabar jeigu aš jūsų paklausčiau, kiek iš jūsų esat abstinentai? Wow! Labai specifika. Visi likę esat neabstinentai ir esat saikingi vartotojai. Taip? Sutinkat? Kaip, ar jau čia pulsit sakyt, kad jūs esat alkoholikai? Ne. Ne, jūs esat saikingi vartotojai. Taip? Dabar žiūrėkit, aš išeinu į lauką, čia kur nors susirandu tokių užkampesnių vietelių ir žmogus raktų ieško. Aš jau paklausiu. Ko jis juokia, nes radat, kad negali tai būti, tai gal pametė žmogus tikrai.
kas čia negerai. Ir klausiu, ar jūs geriat saikingai? O, aišku, sako, o kaip? Normaliai, kaip visi, per šventes, nu dabar biškį padauginau, bet šiaip tai ne, aš visai normaliai geriau. Susirandu aš va tokį vedybininką, su kostiumu, viską, aš viską saikingai, tvarkingai geriau, nu būna kartais, bet labai retai. Nu, jauną daktarę pasigaunu atskyriu, kaip jūs daktarė? Ne, nu aišku, aš ne abstinentė, bet aš gintė, aš daug negeriu. Aš geriu saikingai. Prašau. Turiu klausimą. Kas yra abstinentas? Ar tai yra žmogus, kuris niekada nėra vartojęs alkoholio? Ar tai yra žmogus, kuris nevartoja alkoholio tam tikrą laiką? Savaitę. Iš tikrųjų yra toks išsireiškimas, angliškai jis kažkaip man, aš nemoku išversti lietuviškai, lifetime abstainers. Nu, žodžiu, tokie, kurie visą gyvenimą nevartoja. Yra tokių abstinentų, bet jų nėra daug. Yra tokių, kurie, nu, bent metus nevartoja alkoholio ir tai nėra dėl ligų. Tai yra sprendimas, kurį žmogus yra priėmęs pats savo, ne dėl kažkokio tai sutrikimo. Tai savaitės, mėnesiai nesiskaito, metai mažiausiai. Tada jau laikoma, kad žmogus tikrai nevartoja. 10 mečiai šiaip jau. Nu, kai vertina medikas, jis sustojo, sugebėjo ar ne, tai yra metai. O šiaip žmogui priklausomybė, jeigu jinai buvo, jinai nedingsta niekur, tai nesvarbu, kiek dešimtmečių pralauksit, jeigu pabandysit vėl, važiuosit ten pat, kur važiavo. Dabar grįžtant prie asmeninio. Žodžiu, jūs galvojat, kad jūs esat protingi žmonės ir jūs vartojat saikingai ir sužinoja, kad kažkas yra negerai, jūs nustosit vartoti. Taip? Nu, kaip logiškai galvojat. Tai ne, nu, jeigu šiuo metu viskas yra tvarko ir nėra jokių problemų, tai kai bus netvarko, jūs nustosit gerti. Taip? Taip? Taip, bet jūs tada nesuprantat, kas priklausomybė yra. Ne? Jeigu taip būtų, tai kur čia problema būtų? Tai tada lempa raudona ant kaktos užsidegė, viskas nuo šiandien gerti negaliu ir tada dedu ant stalo ir viskas tvarkoja. Bet čia ir yra problema, kad kai jau jūs suvoksit, jeigu iš jūs suvoksit, kad jau gerti nebegalima, tai tada bus nebelaikas, ne? Nu tai dabar su tuo saiku, jeigu paklausčiau, kiek jūs išgeriat ir jeigu mes paskaičiuotumėm, tai neskaičiuosim auditorijų, bet aš jums siūlau namo per grįžus, čia visai nesudėtingas skaičiavimas. Ant butelio visada yra parašyti procentai, kiek ten alkoholio yra. Ir jeigu jūs per vakarėlį išgeriat butelį vyno, suskaičiuokit, kiek jūs gramų absoliutaus alkoholio gaunat per parą. Ir jūs suprasit, kad jūs normas, paprastai didžioji dalis perlipat 5-6 kartus. Didžioji dalis jūsų, tie, kurie nesat abstinentai. 5-6 kartus. Tai reiškia pretenduoti į saugius vartotojus, didžioji dalis jūsų negali. Dabar žinoma, kad jūs geriat nereguliariai. Taip? Jau tas antras klausimas, galvoju, vėl čia kažką pasakys, jau dabar reikia atsargiai atsakinėti klausimus. Tai bet žmonės galvoja, kad vis dėlto nelabai reguliariai geria, ne? Nu, kaip sako, aš kasdieną tai negeriu. Tik per Kalėdas, Velykas, naujus metus, vasario 16, kovo 11, per savo sutuoktinį, artimiausių draugų, giminaičių šventes, per krikštynas, laidotuvės, vestuves, kai liūdna ir nori atsipalaiduoti, kai linksma ir nori švęsti, bet šiaip nereguliariai. Sutinkat? Nesat reguliarūs. Tai jeigu jūs kiekvienais naujais metais šampaną geriat, tai kas tai yra? Tai ir yra reguliaru, ne? Tai nereiškia, kad kiekvieną dieną reikia gerti, kad tai vadintųsi reguliarių vartojimų. Kiekvienas pasikartojantis cikliškai elgesys yra reguliarus, ne? Daugiau, mažiau reguliaru, bet tai yra reguliaru. Ne, jūs tam turit priežastį. Taip, ir žinoma, jūs geriat nedaug. Tinkami. Tai va, tai aš jums tiesiog siūlau tokį eksperimentą padaryti namie, paskaičiuoti. Ir jeigu jūs viršijat netgi tuos mano butaforinius 2 ir 1 vienetą, tai yra 20 ir 10 gramų per parą, Tai reiškia, kad alkoholis jūsų organizme veikia taip, kaip jis veikia bet kokį gyvą daiktą.
Kaip veikia alkoholis? Nu, jisai dezinfektantas yra, jūs žinot šitą, ar ne? Nu, jeigu ką nors ten susižeidė, tai galima su spiritu patrinti, dezinfekuoja žaizdą, nu, žodžiu, grubiai tariant, nužudo mikroorganizmus. O kokiu būdu nužudo? Tai kaip jie prigeria ir nudvėsia, ar kaip būna? Kaip žūsta bakterijos nuo alkoholio? Kaip? Koks čia veiksmas įvyksta? Alkoholis iš jų vandenį ištraukia ir dehidruoja ir žūsta. Tas pats, žiūrėkit, jeigu esat rankas, kada pasitrynę didelės koncentracijos alkoholių, esat pajautę, kaip nusausėja oda iš karto, ne? Iš odos ląstelių jūs lygiai sėkmingai tą vandenį ištraukia. Tai jeigu jūs jo pripilat į save, tai jūs daro lygiai tą patį. Jis dehidruoja ląsteles ten, kur jo patenka, ne? Nu ir tada tvarkosi savotiškai viskas, tiek kepenų, tiek smegenų ląstelės, ten dalis jų žūsta, žinoma, nežūsta gabalais ir kilogramais. Ir žūsta ten po 1-2 ir žinot, jūs tos fenomenus, kai po tam tikrų išgertuvių nebeatsimena žmonės, nei su ko gėrė, nei kur gėrė, nei ką veikia. Tai visi šitie procesai nevyksta šiaip su. Yra ten tam tikras mechanizmas, kaip visą tai įvyksta. Dabar ką jūs turėtumėte žinoti kiekvienas, ir čia ne mano sugalvoti. Alkoholis yra klasikinė psichoaktyvi medžiaga, kuris sukelia priklausomybę. Toliau. Vienas iš departamentų, kuris atsakingas už žmogaus sveikatą, savo ataskaitą alkoholį įvardino kaip žinoma žmogui vėžį sukeliantį kancerogeną. Vėžį žmogui sukeliantį kancerogeną. Jis yra kancerogenų kelios grupės. Yra A grupės, B grupės. A grupė yra įrodyta, kad žmogui sukelia, B grupė sukelia gyvūnam, bet neįrodyta žmogui ir panašiai. Alkoholis yra A grupės kancerogenas. Nediskutuotinas. Tai jeigu jūs geriat kancerogeną ir tikitės, kad juo pagydysit širdį, tai aš jūs sveikinu. Gali būti pagydysit. Tiksliau nesulauksit infarkto. Bus kitų problemų. Ir alkoholis yra neginčiamai patvirtintas teratogenas. Žinot, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad sukelia apsigimumus. Tai jeigu jis sugeba sukelti apsigimimą, tai reiškia pažeidžia kraujagyslių ląstelių dalinimosi procesą, ne? Sukelia mutacijas ir panašiai. Nu, yra tokių nuostatų gerų mūsų visuomeniai, kurios, aišku, padeda mums išlikti nevartojančiais. Prie to labai prisideda mūsų žiniasklaida, kuri būna visokia, ne? Bet čia aš įdėjau kaip tokį, vieną baisesnių pavyzdžių, tai vyno dieta knygą aš jums jau minėjau. Žmonės ten irgi pirkosi tą knygą tam, kad sužinotų, kaip maitintis, kaip sveikiau gyventi, tai yra nusikaltimas iš tikrųjų. Bet čia žiūrėkit, kas parašyta. Šaldytas alus, ypač per didelius karščius, ne tik gaivina, bet ir yra naudingas, nes apsaugo nuo infarkto ir kraujo išsiliejimo į smegenis. O įdomu, kaip? Pažinot, mechanizmas yra koks. Jeigu jūs pripylėt į save alaus, į save ne ant savęs, jeigu ant savęs supylėt šalto alaus kibirą, tai viskas bus taip, kaip čia yra parašyta. Iš tikrųjų, tada tvės organizmas, nukris kraujospūdis, atsipalaiduosit ir tada tikrai sumažės infarkto, ten insulto tikimybė ir panašiai. Bet jeigu susipylėt į save, nesupratę, kaip iš tikrųjų reikia daryti, tai jūs padidinsit kraujospūdį ir sumažinsit kraujo krešumą. Dabar jeigu plyš mažytę kraujagyslę jūsų smegenyse, didelis spaudimas ir mažas krešumas padeda, aišku, ne? Teisingai, čia yra didelis pliusas, didelis privalumas, kuo daugiau prikraujavo, tuo sveikiau, nes daktarui lengviau rast bus žydų. Kai darys kompiuterinę tomografiją, jeigu spės, tai matysis didelis bliūdas, ten prikraujavę kaip reikia. Žinos, kur adatą durt, kur ištraukti, bandyti kraują, operuos dar ir panašiai. Bet jeigu nespės nuvežti vietą, tai čia yra minučių klausimas. Užspaudžia smegenų audinį, nebegauna maitinimo, viskas. Ir jūsų nėra. Hemoraginis insultas, jūs žinot, yra labai nedėkingas sutrikimas. Išeminį insultą, tai yra, kai nedeteka kraujo, dar galima bandyti kažkaip atstatinėti, hemoraginis yra labai sunkiai. Grįžtant prie ekonomikos. Užrakinsim. Kiek iš jūsų galvojat, kad alkoholis yra labai rimta paspirtis biudžetui? Pasakysiu, kiek surenka.
gerais laikais surinkdavo apie 800 milijonų litų per metus vieną alkoholio akcizą. Dar panašiai surinkdavo tabako. Daug tai yra ar mažai? Daug, aišku, kad daug, o kaip nedaug, 800 milijonų, tai gerai, čia didžiuliai pinigai. Tai didelė paspirtis, taip? O kas išlaidas skaičiavo? Kas suskaičiavo, kiek išleidžia valstybė? Mes neskaičiavom, dabar skaičiuojam. Bet yra šalių, kurios suskaičiavo, žiūrėk. Tai labai įdomus tyrimas buvo. Atliktas 15 ES šalių. Buvo apskaičiuota, kiek buvo surinkta akcizų iš alkoholinių gėrimų ir suskaičiavo, kad surinko 25 milijardus eurų, daug, ne? Paskui paskaičiavo, kiek išleido. 125 išleido, tai čia buvo tik materialūs kaštai, kuriuos lengva suskaičiuoti. Lygos, neįgalumai, socialinės išmokos, institucijų išlaidos ir taip toliau ir panašiai. Tik materialūs. Kaip įvertinti pinigais sumuštą žmoną, jeigu į ligoninę nevažiavo. Kaip įvertinti pinigais vaiką užaugusiu tokiai šeimoje, kuris yra sužalotas, sužeistas ir nebesugebės normaliai gyventi kaip žmogus. Kaip įvertinti šitos dalykus pinigais? Bando pasaulį skaičiuoti. Bet tai yra beproto sudėtinga. Nu, žiūrėkit, žmonės, kai bylinėjasi teisme dėl moralinės žalos atlyginimo, tai paprastai mosteli daugiau negu dėl sveikatos, ar ne, ten fizinės, kur operacija tiek kainavo, bet jau jeigu moralinė žala, tai jau tada mosikuojasi milijonais, ar ne? Šitą netgi labiau vertina, negu tą fizinę. Tai pabandė ir tą suskaičiuoti, nu maždaug. Tai taip primetė, kad maždaug apytiksliai apie 270 milijardų eurų. 25 gavo, 270 išleido. Liuks ekonomika, ne? Tikrai pliusą, labai greit važiuojasi. Praво iš tos spalvų. Tai taip, viskas suskaičiuojama. Vat nedarbingumas, panašus dalykai. Tai ekonomiškai žiauriai apsimokantis verslas. Dabar žiūrėkime. Jeigu jūs galvojat, kad be šito verslo ekonomikai būtų labai liūdna, pasakykit man, kiek iš jūsų neišleidę savo pinigų alui, tuos pinigus sudegintumėt. Šiaip iš principo sunaikintumėt. Jeigu metaliniai, tai išlydytumėt arba į kanalizaciją išmestumėt. Kiek iš jūsų taip darytumėt? Nedarytumėt niekas? O tai kur dėtumėt pinigus? Parūkytumėt. Nu ką darytumėt? Tik vis tiek išleistumėt, ar jūs galvojat, kad jūs juos padėtumėt, neleistumėt niekur? Vis tiek kažkur išleistumėt, ar į kiną eitumėt, ar į teatrą, ar eitumėt skaniau pavalgyti, ar geresnį rūbą nusipirktumėt. Tai jūs man pasakykit, makroekonomiškai čia būtų kokia nors žala, ar ne? Jeigu jūs tos pinigus vis tiek finale paleistumėt į rinką. Nebūtų. O kur ta žala būtų? Tik tiek, kad kiti sektoriai atsigautų, taip? Tie, kur jūs pinigus išleistumėt. Tai reiškia nebe Švyturys, ne Stumbras, ne Kalnapilis. Nu, Švyturys, Kalnapilis, Utena, Wolfas Engelman, jau ir nebe Lietuvos įmonės, tarp kitko, jos tik giriasi, kad jos daug mokesčių sumoka, bet aš turiu tada klausimą. Kaip jūs galvojat, kas sudaro tos 800 milijonų litų? Kas čia per pinigai? Tai čia gamintojai giriasi, kad jie tiek sumoka mokesčių. O žinot, kas didžiąją dalį sudaro? Sudaro akcizas ir PVM-as. O kas šitos pinigus sumoka, gamintojai ar jūs? Tik jūs ir sumokėtumėt. Prie ko čia tie gamintojai? Gamintojai sumokėjo pelno mokestį ir tai jeigu turėjo, nes dažniausiai jie rodo nuostolius. Aš neįsivaizduoju, kaip jie išsilaiko apskritai. Nuostoliai ir nuostoliai. Nu, Švyturys dabar pasigyrė 100 milijonų dividendų išsimokėjęs, tai sumokėjo pelno mokestį. Bet visa kita, taigi išvežė, tai tik mokestį sumokėjo, pelną tai išsivežė lauk, išsivežė į Daniją. O mums čia paliko tvarkyti su savo reikalais. Mes patys susimokėjom pinigus, labai pagyrėm pramonę, kad jinai labai daug mums padėjo, išsivežė pinigus ir mes labai džiaugiamės ir turbūt, kad dabar, kai bus socialinių įmonių apdovanojimai, ko gero jie gal dar ir medalį gaus. Socialiai atsakinga elgesį. Jeigu jūs norėtumėt palyginti alkoholinių gėrimų kainą
aš visą laiką jums siūlyčiau prisirišti prie tam tikro fiksuoto dydžio. Jeigu jūs norite įsivaizduoti brangiai ar pigiai kainuoja alkoholiniai gėrimai dabar. Čia aš įdėjau palyginimui sovietmečių buvusias kainas, kuomet darbininko alga buvo 70 rublių, o degtinės pusę litro kainavo 3 rubliai, ten 15 kapeikų ar kažkiek, bet žodžiu apie 3. Tai reiškia, darbininkas už visą savo algą galėjo nupirkti 23 butelius degtinės. Dabar bedarbis, kurio pašalpa yra kiek? Apie 600 litrų, ne, 8 net gali būti šimtai, kiek ten gali būti. Tai net nedirbdamas gali nupirkti apie 45 butelius degtinės, to paties turi. Net nedirbdamas, o jeigu dirba žmogus ir bent vidutinę algą gauna, tai jau 106 butelius gali nupirkti. Tai brangus alkoholis, taip? Žiauriai. Kiek iš jūsų turėjot atsisakyti kažkokių tai, tokių elementarių buitinių poreikių, sakykime, maistą, rūbų, tam, kad galėtumėt nusipirkti iš gero? Kiek iš jūsų turėjot taupyti, kad nusipirkti butelį? Daug, ar ne? Sudėtingai įsivaizduoti tokį dalyką. Tai reiškia, kad tai yra labai prieinama prekė. Kas brangiau kainuoja? Alus ar vanduo? Žiūrint koks. Bet vasarą nueikit į parduotuvę ir skardinę alaus gausit pigiau negu butelį mineralinį. Va, Liuks Optimal linija išgelbės pasaulį. Kiek? 39? 29 centai pusę litro skardinę alaus. Ir Facebook'e vaikščiojo už 20 centų. A jau nuolaida dar buvo pritaikyta 20 centų. Žodžiu. Kažkas tai nufotkino tą šaldytuvą, kur alus 20 centų. Raskit mineralinį už 20 centų butelį. Būna toks? Litrą. Tai apie litrą nešneku, kad ir tą mažą už 20 centų nerasite. Nebūna tokių kainų. Gerai, aš galvoju, kad mes šitoj vietoj galim stoti. Nes viską apkalbėti yra, aš kaip ir sakiau, yra tikrai be šansų. Jeigu jūs jau taip netyčia stebuklingai nuspręstumėt, kad jūs diskusiją norėsit tęsti, mes galėsim kada nors dar susitikti. Bet dabar aš siūlau padaryti taip, kadangi mes turim tik pusę valandos, iki kol turėsim auditoriją palikti. Tai gal jūs dabar turit klausimų kažkokiu ir mes dar galim padiskutuoti. Jūs tai sakėte, kad nesivyko priklausomybė nuo to, kad nuo genų ar kažko čimstalumo? Nuo genų nesivysto. Genai gali lemti polinkį, jai vystytis. Ir tyrimai padaryti su vaikais, kurie gimsta alkoholikam, net jeigu jis nebeauga alkoholikų šeimoje, paima jis auga, sakykime, kad ir nuo pat gimimo auga normaliojo šeimoje, jeigu jis pradeda vartoti alkoholį, jo tikimybė, kad jis taps alkoholiku, yra ženkliai didesnė negu to vaiko, kuris gimė ne alkoholiku. Aš skaičiau, kad priklausomybė alkoholiui išsivysto per 20 metų. Bet aš suprantu, kad gal neteisingai perskaičiau, bet aš šitą informaciją buvau pasilikusi. Vėl, čia yra toks, kaip pasakyti, keistas teiginys, nes jeigu jūs per 20 metų gal 2 kartus tik tai pavartosit. Ne, čia matytumė, man buvo omeny, kad dažniau vartojai. Bet neparašyti irgi turbūt kiek dažnai. Tai kaip jūs pasitikrinate? Aš nežinau. Jeigu, pavyzdžiui, vartojai kiekvieną vakarą po... Labai greitai. Aš jums įrodžiau skaidrę vieną iš pirmųjų. 6 kartus pavartojus, 54% žmonių yra fiksuojami pirmieji priklausomybės simptomai. Alkoholis jisai įsijungia į metabolizmo organizmą, pradeda dalyvauti medžiagų apykaitą. Tai jeigu jūs kažkokią medžiagą, prie kurios įpratę esat, gerai, neimkim medžiagą. Sakykime, atsitiktų kažkoks stebuklas ir žmonės staiga sukurtų tabletę, kurią vieną išgėrėt ir daugiau nereikia per dieną nei valgyti, nei gerti, nieko, viskas, ten visos medžiagos, jums trūktų valgymo pačio kaip reiškinio. Bet jūs alkį jau nejaustumėt, viskas būtų tvarkoj. Trūktų kaip reiškinio ar ne? Aš manau, kad labai trūktų, nes visas sėdėjimas, visas skonis, kvapas, visi tie malonus potyriai, juk jų nenuneiksi, taigi jų tai trūktų. O kuo tuštumą pildysi? Tai tabletė tai labai valio,
Reiškia, mažiau dirbti reikia, tiek pinigų nebereikia išleisti, bet visą kitą tai prapuola. Tai, kad alkoholis sukelia diskomfortus, tai jisai sukelia ir biologinį diskomfortą, nes medžiagų elementariai pradeda trūkti. Ir receptoriai smegenyse į tą reaguoja, į tos pokyčius. Žiūrėkit, dabar jūs alkio jausmą, kai jaučiat. Jis yra fizinis ar psichologinis? Ar tikrai? Tik. Ne tik. Juk iš pradžių, kai jūs užsimanot valgyti, tai atsiranda noras valgyti, dar nebūna skrandžio spazmų. Taip? Tiesiog kyla mintis, kad jau reiktų pavalgyti. Taip? Didžiai dalį. Paskui atsiranda fizinė išraiška, ne? Skrandžio spazmai, žarnyno spazmai. Paskui, kas esat jautresni, atsiranda galvos skausmas. Taip? Pradeda skaudėti, pasidarot pikti ir mus nervuoti, ar ne? Taip? O jeigu 2 paras jums neduotų valgyti, tai jūs užmirštumėt visą savo vertybės, studijas ir eitumėt ramia galva laužti kaimynų sandėliuką, tik tai nuo jūsų, kaip pasakyti, vertybių sistemos priklausytų pasiteisinimo turinys, kurie šiaip žulikai būtų. Tai nesuktų savo galvos, išlaužtų sandėliuką ir sakytų, baisiai, jis turi, aš neturiu, aš noriu valgyti. Kur problema? O jūs, kadangi esate intelektualai išsilavinę, tai jūs čia graužtų sąžinę, iš pradžių laužiant tą sandėliuką, sakytumėt, nu va, kai jau galėsiu, aš ten prisipažinsiu, sutaisysiu ir taip toliau ir panašiai, bet vis tiek laužtumėt. Tai čia nereikia mėnesių, nereikia čia nieko, psichika, jinai keičiasi labai greitai. Tai va tai yra biologiniai procesai, kur žmogus, kol pavalgė, visi sako, kad aš galiu badauti. Arba nevalgyti po 6. Dažniausiai visi tokį planą susikuria, kai būna pavalgę. Bet kas ten atsitinka tą 6 valandą, kažkas čia susijungia, koks tai kontaktas, kad būtent po 6 prasideda kažkokie mistiniai reiškiniai. Ir tada žiūrėkit mąstymas, kaip keičiasi. Aha, taigi čia nemirtinas reikalas, juk aš ir rytoj galiu nuo 6 nevalgyti, ne? O tai ir poryt galiu nevalgyti ir baisiai, kas čia labai atsitiks per tą vieną dieną. Jūs sugalvojat, nu gerai, šiandien vat, įtampos daug buvo, ne? Man reikia nusiraminti ir panašiai. Tai vat tokia yra žmogaus psichika, jinai taip funkcionuoja. Ir kol mes turime medžiagą, mes esam ramus, mes turim. Tik jinai dingsta ir prasideda visi ir skausmai, ir tos psichologinės problemos ir panašus dalykai, bet tai yra universalu, čia ne tik psichoaktyvių medžiagom. Šiaip biologiniam procesam. Tai nežinau, ar atsakiau ar nelabai. Aš turiu klausimą iš tos lentelės, tada nelabai spaudu, kad man buvo parašyta 6 ar daugiau. Taip. Tai ar daugiau čia kiek? O tai labai svarbu. Nežinau, čia yra gali daugiau visiems. Bent 6 kartus. Tai yra eksperimento tyrimas. Tai nuo šito skaičių. Tai reiškia, ties šituo skaičium jau yra fiksuojami, paskui savaime aišku, kad tas procentas auga. Tai reiškia, bent 6 kartus. Negaliu pasakyti. Reikėtų žiūrėti patį tyrimą, neatsimenu per kiek laiko. Nu, nebuvo, aišku, ten per metus išmėtyta, kad į metus vieną kartą. Vis tiek tai buvo daugiau mažiau reguliarus pavartojimas. Aš įsivaizduoju bent į savaitę kartą. Bet čia tiesiog paėmė visus žmonės, kurie vartoja bent 6 kartus ir kiek iš jų turėjo priklausomybės požymio? Negaliu tiksliai pasakyti turinio ir dizaino to tyrimo. Reikėtų jį žiūrėti, koks buvo dizainas. Gerai? Tai jeigu labai įdomu, aš galėsiu rasti tą tyrimą. Status klausimas. Gera mintis. Tai ar turėtumėt dar klausimų? Jeigu ne, tai kiek iš jūsų manot, kad tą problemą apskritai reikėtų spręsti? Sutiktumėt, ne, kad kažką daryti reikia. O kiek iš jūsų norėtumėt prisidėti prie problemos sprendimo?
Oho. Beveik visi, tikrai. Tai va, žiūrėkit, iš tikrųjų, kokią man mintį davė, kad pasakyti, kad iš tikrųjų tokios galimybės apskritai yra, tai aš nebejoju, kad jūs būdami jauni ir aktyvūs žmonės kažkur dalyvaujat organizacijose pačiose įvairiausiose ar ne, ir dalis gal esat skautai, tokiu būdu prisidedat, užsiimat, bet tie, kam galbūt specifiškai įdomu užsiimti priklausomybių prevenciją, sudalyvauti kažkur, pastebėti politikus, paanalizuoti, ką jie veikia, pabandyti jiem paaiškinti, žodžiu, papolitikuoti, pabendrauti su žmonėm, aš jums siūlau iš tikrųjų jungtis prie judėjimų, kurie užsiima šitais klausimais. Vienas iš jų tai yra organizacija, kurią aš vadovauju, tai jau nebe universitetas, tai yra Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija. Jeigu kam įdomu, informaciją galite rasti svetainiai www.koalicija.org. Jeigu kam įdomu, įlyskit, panaršykit, pažiūrėkit. Facebook'e taip pat yra. Facebook'e galite mus rasti, žodžiu. Mane rasti iš viso yra ne problema, suveskit į Google vardą pavardę ir rasit turbūt nuorodą ir į Facebooką, ir į mano blogą, ir į koalicijos tinklalapį. Iš tikrųjų, problema yra labai didelė, nes žmonių, kurie gali pagelbėti, labai trūksta. Labai trūksta, nes jūs suprantat, kad ta kita pusė turi milijardus. Jie laisvai sau leidžia daryti bet ką. Pirkt, meluot, manipuliuot, prisimelavę, prisidirbę, paskui apsimeta, kad nieko nepadarė, nes jeigu nupirkai laikraštį, tai vis tiek gražiai apie tave parašys. Tai aktyvumo ir sąmoningumo labai reikia. O jūs esate jauni, protingi žmonės, tai jūs būtumėte aukso vertės. Jeigu jūs kažkokiu tai būdu, bent jau informacijos klaida, galėtumėte prie to prisidėti. O ateityje, sakau, jeigu jums bus įdomu vaikų problemos, jeigu jums bus įdomu reklamos problemos ir kiti dalykai, mes iš tikrųjų, aš galvoju, galim pasiderinti, pasitart ir jeigu organizatoriam tas tiks, galėsim susitikti gal ir dar sykį, jeigu bus toks interesas. Aš tikrai mielai atvažiuočiau ir pasišnekėčiau. Tai o dabar ačiū labai už kantrybę. Šiuo atveju gal šiek tiek išrašyti, nes labai Jeigu kam kažkas dar liko įdomu arba kažkokiu tai klausimų turi, tai galite prieiti asmeniškai pasiklausti, galėsiu pasakyti. Tai ačiū už gerą vakarą. Ir pas patarėją, kas norėsite daugiau sužinoti, galėsite į